Labas rytas, 5:30 jau ruošiamės po truputį išsiregistruoti iš viešbučio ir šiandien nusimato apie 600 su virš mylių sekančių viešbučio. Ir pirmas tikslas – Grand Kanjonas. Važiuojam senuoju Route 66 keliu, sustojam pakeliai. O kokie eksponatai. Kiek dolerių aprašinėtų vieno dolerio kupiūrą ir visas aprašinėtas. Viskas išklijuota doleriais. Artėjom prie įvažiavimo į Grand Canyon nacionalinį parką. Reikia susimokėti įvažiavimo mokestį. 35 doleriai. Galioja 7 dienos. Tai eiliai prastovėjom kokį 40 minučių. Atvykom jau prie Grand Canjono. Tai čiut problemų neturėjom prie įvažiavimo. Būtų nučerdžinę 250 dolerių. Nuo sausio 1 nauji mokesčiai. Jeigu nesi Amerikos rezidentas, tai 250 dolerių už mašiną. Kadangi mama turėjo amerikoniškas teises, tai sena kaina 3-5 doleriai. Žmonių daug. Suki ratais po parkingo aikštelę, kol randi vietą. Tai jo, einam. O papa. O papa. Oi. Čia tai vaizdas. Eina savo.
Keliukas čia iškart jaučiasi. Kiek žmonių, ką? Ten ir takiukas, žiūrėk, kažkoks. Sustojom pakeliui dar į vieną apžvalgos aikštelę kanjono. Nežinau, per kamerą tai neina perteikti to, kas per didybė. Eina savo. O, upė. Ten Kolorado upė. Nežinau, matos, nesimato. Kanjonas tęsis 460 km. Ant bedugnės krašto. Oi, tu savo. Oi, kas per aukštis. Atvažiavom prie paskutinės apžvalgos aikštelės šioj dienoj, nes netelpam į laiką. Saulė leidžiasi greičiau, negu esam prisiplanavę sustojimų. Tik ant saulėlydžio būsim pataikę. Kelias vietas aplankėm, o jau 12 valandų važiuojam. Kiek? 10. Okay. Nu, tikiuosi spėsim ant saulėlydžio. Pasaga turėtų matytis iš aukštai, upės vaga. Nu, matau, kad nelabai spėsiu iki saulėlydžio. Nes dar čia žiūriu galiukas eiti yra. Ten tolumoje matosi žmonių minė. Tai va, neužtenka mums šviesos paroje. Nu, žiema, nėra ką norėt. Temsta anksti. Nu, einam žiūrėti, kas čia per grožis. Žmonių daug, tai reiškia populiari vieta.
Eik tu sau. Oh, my over. Someone knocked it over. Wow, okay. Sunku rasti kokią vietą, kad nelystų žmonės į ekraną nuotraukai. Saučiukai. Jo, buvo verta atvažiuoti čia. Tikrai gražus vaizdas. Tik tais gal būtų gražiau, jeigu saulė būtų švietusi, o jau nebėra saulės. Nu ką, ir toliau dar turėjom vieną nusižiūrėję vietą, bet jau nespėsim nuvažiuoti, jau bus tamsu visai. Tai nežinau, arba rytoj ryte reikia, pažiūrėsim, kiek kilometrų nuo viešbučio reikia į šalį pavažiuoti. Tai bus matyti rytoj. O dabar link viešbučio jau varysim. Tai vat atvažiavom jau prie viešbučio savo, kur buvom užsirezervavę. Turėjom dar nuvažiuoti į vieną apžvalgos aikštelę, bet jau nebespėjom, nes sutemo. Tai ko gero važiuosim rytoj. Ir šiandien 500 su virš mylių nuvažiavom, bet užtrukom nuo 6 ryto, dabar jau 7:30. Su sustojimais, pasifotkinimais, pavalgymu. Tai va, nuėjo merginos dabar į registratūrą. Visur žiūrėkit, lyginimo lentos yra. Nu, kur mėgosiausi? Kur mėgosi? Kur vapą išrengsi. Kur vapą. Tai va toks kambariukas čia. Vienai nakčiai. Kiemukas matosi dar. Nu, visai nieko. Išmėgojimai. Ne, nu geras, aišku, kaip. Toršerai. Gerai, susitinkam už kelių sekundžių, ate. Labas rytas. Keletą sekundžių pailsėjom ir vėl kely. Tai vat atvažiavom prie Monument Valley. Tai čia yra genčių teritorija, ne Amerikos nacionaliniai parkai kažkokie, tai atskiri mokesčiai. Čia buvo filmuoti ne vienas westerno filmas, vienas iš jų su John Fordu. Čia eina dar važiuoti tuo keliuku link tenais. Bet Austėja, sakė, jau matėm tų kanjonų visokių, nėra ko važiuoti. Tai nežinau, tai turbūt ir nebevažiuosim. 5 eurų kainuoja, kad galėtum čia važiuoti. Ne eurų, dolerių. Na šiaip gražiai tai. Debesis verčiasi per kalnus.
Važiuojam senuoju Route 66 keliu dabar, o tenais va, kur mašinos matosi, yra naujasis 40 kelias. Ir jie eina visą laiką greta, viens taip plius minus kilometrą atstumu viens nuo kito ir arčiau būna. Tai dabar važiuojam į miestelį, ten turėtų būti arka Route 66. Tai pažiūrėsim, gal pavyks nusipaveiksluoti. Toks vaizdas, kad čia nieko nevyksta, nedirba, tuščia. Va bankas. Gerai. Čia ar dar toliau? Sustojom pasifotkinti. Tokia arka, miestelis. Dirbam. Gerai yra, stovėkit. Tuoj aš ateisiu. Eina savo, šiandien tai jau pavargau. Kažkaip tai visą dieną be normalių sustojimų, pasivaikščiojimų. Visą laiką prie vairo beveik. Laura dar biškį vairavo. Jau nuovargis daro savo. Važiavom jau iki viešbučio. Virš 700 šiandieną mylių pravažiuota. Toj liko dar 800 kažkur tais. Be 20:11. Po 10. Po 10. Ant durų. Vakar buvo. Monumentvaliai. Operatoriui pirmam. Pajunkite, prašyčiau švies. Toks pat beveik kaip ir ten kambarys. Nu, bet rimtai. Ne, bet ta prasme, išdėstymai visi vienodi. Šviesą junkit, nu. Nu, toks kambarėlis. Ką, susitinkam už kelių sekundžių. Ate. Sveikučiai, trečią dieną jau kely, tai šiandieną be jokių didelių išsukimų nuo degalinės iki degalinės. 900 mylių šiandieną reikia nuvažiuoti. Jau pavargom, norisi greičiau grįžti į Čikagą. Tai va, čia gera kaina kuro, $9.5 už galoną. Buvom pylėsi ir už 3.20 berods. Važiuokite tiesiai. Važiuokite. Važiavę 4 mylios, pasukite dešinėn. Kelionės tikslas yra dešinė. Nu, draugai, tai viskas. Pats negaliu patikėti, bet jau grįžom į Čikagą.
Išvažiavom 9 ryte, dabar jau pusė 12. Visą dieną prie vairo, nuo degalinės iki degalinės. 900 ten kelios mylios šiandieną buvo nuvažiuotas. Tai vat. Tai va, draugai, viso nuvažiavome 6620 km. Ant kurio išėjo $535. Viešbučiai nuvažiuojant ir Vegase grįžtant $1200 ten kažkeli tai doleriai. Pramogos neatsimenu dabar. Grįžom, kelionė baigėsi, įspūdžių pilna. Kam patiko, kas pažiūrėjot iki galo, paspauskit laiką, parašykit komentarą. Kas dar neprenumeruojat, paspauskit prenumeruoti ir susitiksime sekančiose video. Ate!